Sveiki visi. Baigėsi pasaulio čempionatas, kurį mes jau visi, kaip žinote, laimėjom. First place, gold medal winners with 38 points, 15 in the first leg, 23 in the second, with a total weight of 48,916 grams. Lithuania! Mūsų auksiniai vyrukai, pirma vieta, 3 metai iš eilės, to dar niekam nepavyko padaryti. Lietuva! 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 Tai noriu truputį pasidalinti savo įžvalgomis, kaip mums tai pavyko pasiekti. Buvo įdėta tikrai nemažai darbo, tai pirmą kartą neoficialias treniruotės pradėjom ne mes pirmi, kai buvom pripratę paskutinius kelis metus, o atvažiavę jau radome kelias komandas, tai ukrainiečiai, estai, latviai, kurių rezultatus irgi žinot, Latvija 2, estai 3, ukrainiečiai 4, mes iš jų visų atvažiavom paskutiniai. Tai noriu pasidalinti savo įžvalgomis, kaip mums pavyko laimėti tą pasaulio čempionatą. Iš tikrųjų, neplanavom, kad jisai tai prasidės ir tai pasibaigs. Iki pat paskutinės oficialių dienų treniruotės žuvis rodė visai kitus atsakymus, ką mes radom varžybų metu. Tai gal truputį nuo pat pradžių. Neoficialios treniruotės prieš pasaulio čempionatą mums buvo labai nedėkingos. Visas neoficialių dienų treniruotės, kurias mes darėm sektorių vietose, mes nepataikydavom į žuvį. Mes nesuprasdavom, kaip jinai elgėsi, nes meknės būdavo aktyvios viso labo valandą, pusantros nuo starto, kojos suaktyvėdavo neprognozuojamu laiku, kartais randi iš karto, bet jos dingsta, kartais į treniruočių pabaigą ateina likus 15-20 minučių. Tai truputį papasakosiu apie treniruočių svorius šiek tiek. Tai jeigu imant pirmą dieną darėm 2 sesijas po 3 valandas, tai svoriai buvo nuo 6 iki 5, nuo 8,8 iki 5,6 kg pirmos sesijos rytinės treniruotės, po pietinės treniruotės nuo 11 iki 6,5. Antros dienos treniruotės rytinė sesija, tai buvo nuo 800 gramų ir iki po pietinės treniruotės, kuri buvo mums pati dosniausia, tai pasiekėm 15,8 kg ir mažiausias svoris buvo 12,2 kg. Trečios dienos svoriai nuo 3,5 iki 6,6 rytinės treniruotės, vakarinės treniruotės nuo 1,3 iki 5,8. Ketvirtos treniruotės svoriai buvo nuo 5,6 iki 12 kg, bet visas tas svoris mūsų nedžiugino, nes neturėjom tokių žuvies supratimo atsakymų ir visos tos treniruotės ir jaukai nerodė jokio išskirtinumo. Kombinavom Sensaso jaukos, Bremės, Grosgardonsas, Etangas, Surface'as, visus jos kombinavom dar ten keletą, bet nedavė jokio atsakymų. Iš VDA naudojom Secretą, Turbo Classicą, Turbo Blacką, Kreką, G5, iš visų jaukų turėjom apie 600-700 kg, tai tikrai bandėm visokias kombinacijas, maišėm tiek VDA, tiek Sensasą, bet
Niekas nedavė jokių išskirtinumų, nebūdavo galima išskirti vieną ar kitą. Priėjom išvados, kad reikia daugiau galbūt nekreipti dėmesį į aukas, o akcentuoti jų padavimą. Neoficialių treniruočių metu išlindo tokie dalykai, kai pasirodė nuotraukos su kai kurių komandų, kad jauke naudoja paletės. Ir pagal nuogirdas tų komandų rezultatas buvo labai aukštas pagal pagautos žuvies kiekį. Kitos komandos nerodė, bent jau iš to, kas matėsi, nerodė išskirtinių rezultatų. Būdavo išskirtiniai, jeigu ateini į sektorių treniruočių neoficialių metu ir tu gaudai nuo pradžių ešeriuką, o galbūt po valandos, po 2 valandų nuo treniruotės pradžios pasirodo kuoja ir iš karto svoris šauna į viršų. Ir tos neoficialios treniruotės pasibaigė tokia nežinia, yra keli tokie užrašai padaryti, kaip E-zonai aukšlė yra labai gera gaudyti, jinai turėtų duoti gerą rezultatą. Tenais pirmą treniruotę darė Modestas su Deividu, jie pagavo po 12 kg, nors kas gaudė meknes neperlipo ten 6,6 kg. Taip pat užrašai rodo, kad neoficialių treniruočių, kad meknė aktyvi tik tais 1 valandą, pasirodo jinai aktyvi dėl tų priežasčių, kurios nėra daug ir tą, ką mes paguldom ant dugno, jinai atbėga, suryja ir jinai iš karto pabėga. Gal jinai nepabėga, gal jinai sukiojasi kažkur aplinkui, bet jau valgyti nebenori. Pasak sportininkų, pirmos pagautos meknės tai būdavo tuščia burna, pilvas tuščias, bet po valandos laiko jau užtrauktos meknės jinai tiesiog mūsų jauku, mūsų gyvais vemia ir jinai nebenori maitintis. Tada automatiškai reikia mažinti savižėlę, mažintis masalą tam, kad ją su kažkokiu tai būdu suaktyvinti. Taip pat ką užrašai rodo per neoficialias treniruotės, kad didelis avižos buvo geriau. Taip pat užrašyta, kad giliausiuose sektoriuose vietose, pačiuose giliausia, nėra gerai, truputį gal reikėtų gaudyti ant šlaitukų. Antros dienos užrašai sektoriuje ieškoti didesnės žuvies. Tai reiškia, mes pastebėjom, kad nebūtinai reikia sėsti ir gaudyti kuoją, ten, kur gaudo visi, nes tam būry didžiajam, kur gaudo, gal ne kur gaudo visi, gal tam didžiajam būry yra aktyvios daugkojos, kuris susisluoksniavusi nuo pat dugno 6 metrų gylio iki pat viršaus tiesiai po ledu, jos yra pilna ir jinai smulki, bet jeigu truputį kažkur nuveiti šoną šalia būrio, galima gaudyti tokiu pat greičiu sėkmingai daug didesnę koją, nuo 5 iki 20 gramų vidurkį kojos galima gaudyti didesnis. Tai ką ir sportininkai darė per varžybas, bėgo nuo būrio, gaudė šonę tam, kad išsirinkti tą didesnę žuvį. Tai grįžtant prie jaukų, buvo toks pastebėjimas, kad negalima jaukinti iš viršaus, nes mes tą žuvį išblaskom per visą horizontą, per visus vandens sluoksnius, nuo pat paviršiaus iki pat 6 metrų ir pas mus žuvis išblaškyta tokia gaunasi. Bet jeigu mes sukoncentruojam vien tik tais jauką ant dugno, tokiu atveju pas mus atsiranda koncentruotas kibimas apačioj ir žuvis tenai susirenka didesnį tą tašką. Tai truputį vėliau toj papasakosiu apie jaukus, kokios mes išvados priėjom. Tai grįžtant prie tų naudotų palečių ir žinant, kad jie labai gerai sugaudo tos komandos, kas naudoja paletės, kurias paskui jau ten per kapitonų susirinkimą jos buvo uždraustos, nes traktavom truputį kitaip, bet jau čia yra techninio komiteto reikalai, ten gal nenorėčiau veltis į tuos pasakojimus. Taigi priėjom tokios išvados, kad reikia stambinti jauką. Kaip mes jį stambinom? Turėjom vieną iš stambesnių tokių jaukų, Sensaso Bremės. Kaip nekeista, turėjom dar vieną jauką Etangą, kur iš kilogramų galima prisijoti stambių detalių iki 0,5 litro. Iš Bremeso
buvo galima prisijoti maždaug 0,7 litro iš 1 kg jauko stambių detalių. Kaip tą darėm? Tai ėmėm sietą iki 2,5 mm diametro ir išsijojom visą jauką, visas smulkes detalės išmesdami lauk, palikdami tik stambes. Tai 2 pakeliai prasijojom etango, 3 pakeliai prasijojom bremės jauko ir 2 kg turbo klasiko prasijoti. Visas smulkes detalės eliminavom, išmetėm lauk ir palikom mums reikiamas tas stambes detalės. Tada į tas stambes detalės įdėjom 1 kg VDA jauko Secreto, 1 kg turbo bleko, Secretas tiesa irgi juodas, turbo blekas, tai pogi žinot, kad jisai juodas, ir 1 kg biskvito VDA. Biskvitas atlieka labai smarkiai klijuojančias funkcijas, jisai tas visas stambes detalės suklijuoja. Visą šitą jauką drėkinom iš vakaro, tam, kad pasiektume maksimum pasyvumą jauko, kad nebūtų jokių detalių, kurios galėtų nusileidusios ant dugno spraksėti. Tai buvo atvirkštinis variantas, ką mes darėm Mongolijai. Jeigu ten reikėjo mums labai aktyvių detalių, tai šiuo atveju mums reikėjo labai daug stambių pasyvių detalių. Tas visas stambumas duoda, nusileidus ant dugno, sulaiko mums stambesnę žuvį mūsų taške. Ir ką rodė treniruotės, mes, kas naudojo tokį jauką, visą laiką gaudydavo nuo 10 iki 20 gramų vidurkį didesnės žuvies, negu naudojotų bet kokį kitą jauką. Tai pagrindinis gausus drėkinimas to jauko vykdavo iš vakaro, tam, kad jį užgesinti, kad jisai būtų pasyvesnis. Biskvitas atliko savo funkciją, labai smarkiai klijavo, pabrėžiu. Jeigu ten suspaudus smarkiai rutulį, jisai iširdavo įmetus, bet reikėjo smarkiai susmausti, be gyvų, be nieko, jisai iširdavo per 40 minučių ant dugno. Aišku, automatiškai kiekvienas sportininkas pagal save turėjo suspausti, pajust tą pojūtį suspausti, kad jisai nusileistų ant dugno ir po truputį turėjo irti. Tai va, tokį jauką mes išbandėm labai smarkiai per oficialias treniruotės. Išeidami oficialias treniruotės mes neturėjom jokio apsisprendimo su jauku, kokį mes jį naudosim, kaip naudosim. Tai va, tik oficialių treniruočių metu 2 sportininkus paleidė prie pačių žuvingiausių sektorių, tai antros dienos E ir D sektoriai, kur ten visas neoficialių treniruočių dienas ir oficialių treniruočių dienas kibo koja. Jinai iš niekur iš ten nesitraukti, ten galima buvo nuo ryto iki vakaro gaudyti tas kojas. Tai ten paleidom 2 sportininkus, vieną paleidom su tuo jauko kombinacija, kitą sportininką paleidom su kitu jauko. Ir prašiau, kad sportininkai ne tik atžvėjotų savo eketėse, bet dar ir susikeistų eketėmis, kad tikrai pajustų tą žuvies dydį. Tai šito jauko tikrai parėję pasakė sportininkai, kad ženkliai didesnė žuvis, kas aplinkui gaudė irgi matė, kad pas mus žuvis daug stambesnė. Gyvi. Ką mes naudojam iš gyvų? Tarp kitko, maždaug tik papasakosiu, kiek mes jų turėjom. Matyliaus mes turėjom apie 30 kg, džokerio taipogi apie 30, sliekų 25 kg, pinkų 15 litrų, baltų dzikų irgi apie 15 litrų, raudonų dzikų 3 litrai. Tai va, mes tokį kiekį turėjom gyvų. Bandėm daug su gyvais, kadangi reikėjo gauti stambesnę žuvį. Jau mes oficialių, nuo pat pirmos dienos oficialių treniruočių mes atmetėm džokerį, eliminavom iš jaukinimo, palikom jį tik tais ten, kur yra aukšlė. Grįžtu prie to pačio. Pirmą oficialių dienų treniruotę 2 sportininkai išėjo gaudyti kuoją, 2 sportininkai išėjo dirbti su mekne ir aukšlė ir 2 sportininkai ėjo padirbėti
taipogi su mekne. Mums reikėjo plano, kaip pagauti kuoją, ar tikrai tas, ką mes duodam, ar tikrai veikia kuojai. Tai buvo pirmos oficialios treniruotės uždavinys. Grįžtant prie gyvų, naudojom slieko nuo 0,5 litro iki 250 mg. Su slieku vėlgi buvo sportininkam uždavinys, kad jį reikia sukarpyti smulkiai, bet jį reikia prieš dedant į jauką visą nusausinti, tam, kad nepakeistų jauko struktūros. Jeigu įdėsime slieką drėkintą, sukarpytą, jisai bus labai drėgnas, su visų skysčiu mes įdėsim jauką, mes pakeičiam jauko struktūrą ir tada biskvitas padaro savo, jis dar labiau suklijuoja. Tai iš principo gaunasi valandai 20 suklijavimas. Tai ten sportininkam per pasiruošimą buvo uždavinys sukarpyti slieką, jį išdžiovinti tam, kad neišdžiovinti, gal išimti drėgmę iš jo tam, kad galima būtų sudėti į jauką. Taip pat naudojom labai skandintas pinkas. Jų naudojom varžybų metu nuo 125 ml iki 250 ml. Matylius. Visą šitą pateikus mums matyliaus likdavo nuo 300 gramų iki 250 gramų matyliaus. Tai po pirmos dienos oficialių treniruočių mes pastebėjom, kad tą, ką mes darom, kuojai veikia. Tas, kas gaudė meknes, kaip ir veikia. Tas, kas gaudė aukšlės, ką mes turėjom aukšlėm, irgi puikiai veikia. Nes oficialių treniruočių metu, kas gaudė aukšlę, bandė konkurentai 3-4 komandos prisigręžti prie mūsų sportininkų per 2-3 metrus ir nuvilioti žuvį, tai jiem to nepavykdavo niekai padaryti. Tie, kas gaudė su tuo jauku kuoja, apsigręždavo kitus sportininkus, šalia kitų sportininkų per 2-3 metrus, jie ir atimdavo tą žuvį ir visą laiką gaudydavo stambesnę žuvį. Tai kaip ir planas pirmos oficialių dienų treniruotis mums kaip ir pavyko, mes truputį buvom jau nusiraminę, kad bent jau su viena žuvim mes susitaikėme, susitarėm, jau žinom, ką jį daryti. Antros oficialių dienų treniruotės uždavinys buvo susidraugauti su mekne. Tai planas buvo lygiai toks pat, kas kuojai paduoti, nes viskas mes žinojom puikiai, kad veikia. Tik padidinti galbūt slieko kiekį ir padidinti slieko padavimą karpytus su šėrykla tam, kad pagavus vieną meknę, nepabėgtų ten tos kelios kitos meknės, kurios yra aplinkui. Pagal pastebėjimus jos nebuvo pavienės, jos labai vaikščia nedideliais būreliais, ypač tos meknės, kurios buvo vidurkis svoris 600 gramų, jos vaikščio daugmaž kartu, galbūt 3, galbūt 4, galbūt 5, bet tos didesnės 800 kg 300, jos daugmaž buvo jau pavienė. Tai antros dienos oficialių treniruočių mums irgi pasiteisino tą, ką mes darėm su meknėm. Grįžo sportininkai pagavę tikrai stebuklingai meknių, bandė jos vėl apgręžti, apgauti, bet vėlgi niekam nepavyko, nes tikrai tas veikia. Trečios dienos oficialių treniruočių uždavinys buvo sportininkams susidraugauti su ešeriuku. Mes turėjom šitam pasaulio čempionate 4 žuvis, tai yra aukšlė, meknė, kuoja ir ešeriuk. Paskutinis liko ešeriuk. Truputį su treneriais derinom tą veiksmų planą. Labai daug kas norėjo, kad mes eitume apžvejoti sektorius, bet ten tikrai dabar, ką rodo varžybos, tikrai nevertėjo to daryti, nes ką parodė varžybos, per oficialias treniruotės aplink sektorius eiti apžvejoti nebuvo prasmės, nes neaišku, kada žuvis išeis, kur išeis, kodėl jinai ten išeis, tokių kaip ir atsakymų mes ir neatsakėm. Tik galbūt susidarėm šiek tiek klaidingą informaciją, kad įsivertinę, kur žuvis išėjo, kad ten bus perspektyvi vieta ir kad ta žuvis varžybų metu tenais išeis.
Tai vat, grįžtant atgal, tikrai nereikėjo eiti aplink sektorius, o reikėjo sėsti kantriai, bandyti dirbti su ešeriuku, šalia sektorių, jo ieškoti, kaip jį pagauti, ką jam paduoti. O kadangi ėjo 2 sportininkai ir gaudė ešeriukus, presingų tokio didelio nebuvo dėl tų ešeriukų ir jiem visur kibo. Tokia nuomonė grįžus susidarė bloga nuomonė, kaip tą ešeriuką gaudyti. Klaidinga nuomonė. Gal ne taip pasakiau, klaidinga nuomonė, kaip jį gaudyti, ką jam paduoti. Pirma diena varžybų, rezultatą puikiai matėt, planas A sektoriuje jisai įgyvendintas su kaupu, Arūnas Koska padarė viską teisingai, viskas kaip iš knygutės. B sektoriuje, ten kur planavom, kad žuvis išeis, išėjo kitur, bet Leo Mindaugas, jisai vienaip ar kitaip ją surinko likus pusiai valandos iki varžybų pabaigos, pagavo 2 meknes, tarp kitko pagavo viską iš savo ekečių, tai reiškia viskas veikia. Deividas sulakstė su ešeriukais, bet vėlgi Deividas laimėjo zoną sektorių ne iš savo ekečių, bet jeigu neklystu, iš Latvijos ekečių. Modestui irgi prastai sekėsi, irgi nerado. Tai vat, tas, ko neradom per treniruotės ešeriukai, mums dėl geresnio rezultatų pakišo 1 dieną koją. Automatiškai išbėgant įvykiam už akių ir 2 dieną tą pačią koją mums pakišo ir 2 dieną, nes kaip nebuvo keista, 3 zonos turėjo būti su koja, bet pasirodo, kad ten pagrindinis žuvis buvo tas pats ešeriukas, žuvis dėl kažkokių tai priežasčių atsitraukė, nors iki paskutinės minutės varžybų jinai tenais buvo. Taip kad toks atrodo ir lengva iškovota 1 vieta, bet analizuojant viską, tai nebuvo lengvas čempionatas. Visų kitų šalių taip pat lygis auga. Galutinė tokia išvada šito čempionato būtų turbūt tokia, kad per blogai buvo padarytas treniruočių planas. Gal dėl to, kad truputį aptingom. Gal dėl to, kad prieš tai iškovoti 2 aukso medaliai gal užmigom ant laurų, bet vėlgi stengiamės dirbom. Bet manau, kad ir dirbom ten po 6 valandas ant ledo ir dar plus 6 valandas dirbom namuose ruošdami gyvus, jaukus ir visa kita. Manau, kad vis tiek blogai buvo sudėliotas treniruočių planas, kad mes tik įvėję į oficialių treniruočių 3 dienų tą laikotarpį, mes ten tik pradėjom ieškoti atsakymų. Reiškia, treneriai nedadirbom tą, ką turėjom padaryti. Ir manau, kad tas auksas galbūt daugiau ne trenerių nuopelnas, bet manyčiau daugiau pačių sportininkų profesionalumo dėka yra iškovotas auksas. Nes tas planas, 1 dienos planas iš dalies veikia, 2 dienos planas iš principo beveik neveikia. Sportininkai padarė rezultatą iš to savo sugebėjimo pagauti žuvį, orientuotis zonose, sektoriuose, iš pagalbinių žmonių, kurie jiem padėjo už sektoriaus. Iš to įvyko šitas rezultatas. Iš to, kad mes turim tą rinktinę iš labai aukštų sportininkų, iš aukštos klasės sportininkų. 2 diena, manau, tik tai lėmė mūsų rezultatą. Vienaip ar kitaip yra džiugu. Vėlgi, 3 metai iš eilės iškovoti auksą, tiek, kad individualiai neparvežėm to medalių, bet man asmeniškai vis tiek 1 vietoje yra komandinis rezultatas, visa kita asmeninis rezultatas. Neužilgo FIBSas paskelbs 6 metų vėl eilinę reitingus, tiek sportininkų, tiek komandinę. Aš truputį užbėgau FIBSui už akių ir pats ją suskaičiavau. Tai mes 1 trejetuke turim stipriai lietuvius. Iš 1 penketukų yra 4 lietuviai.
ten iš 8, man atrodo, visi 5 yra lietuviai. Per 6 paskutinius metus mes turim viso labo 6 taškus komandiniai įskaitai, tai tikrai džiugu, tikrai smagu, kad mes pasiekėm tokį lygį. Dar norėčiau labai padėkoti visiems žmonėm, tai truputį papasakosiu apie mūsų išlaidas, kad visi suprastų, kokie biudžetai yra, kad ir poledinis atrodo, jisai nėra kaip pasakyti, atrodo, kad nereikalaujantis daug išlaidų. Tai viso biudžetas buvo apie 20 000 eurų. Žmonės, kurie parėmė rinktinę, kiek mes surinkom pinigų iš žmonių, kurie padėjo mums po 10-20 eurų, kai kas ir 500 įmetė eurų, tai tikrai nuoširdus ačiū nuo visos komandos, nuo viso kolektyvo. Tai iš žmonių mes gavom 3345 eurus, Alytaus savivaldybė prisidėjo 3000 eurų, Trakų sporto centras 1500 eurų, iš Lietuvos čempionato surinkom 9415 eurų, federacijai didelis ačiū, kuri prisidėjo 3900 eurų, tai va bendroji sumoje mes turim 21 160 eurų. Tai, bet čia iš tų pinigų mes dar turėjom ir susimokėti licenzijų mokestį federacijai ir turėjom dar išlaidas taurėm ir apdovanojimam Lietuvos čempionatui. Tai truputį gal pavardinsiu, vien tik tais gyvų masalų mes išleidom 3500, jaukai apie 2000 pinigų. Taip pat noriu didelį ačiū pasakyti įmonei Kino ratai, kuri mums suteikė automobilį už tikrai labai įspūdingai gerą kainą ir automobilis žiauriai patogus, nes nuskridom su tuo automobiliu, mus pasitiko iš oro uosto per 2 kartus, nes 2 reisais skridom lėktuvo ir tuo pačiu truputį nusižengėm taisyklėm. Visa komanda susidėjusi daiktus su tuo pačiu autobusu nuvažiavo į oro uostą ir šiandien grįžta kaip tik vakare namo. Tai tikrai noriu padėkoti žmonėms visiems už tą suteiktą galimybę mums dalyvauti tam čempionate. Manau, mes jų tikrai nenuvylėm, išlaikėm tas aukštas pozicijas. Ir, visi sukandę dantis, lauksim kitos žiemos šitam sporte. O aš jau rytoj išskrendu į Italiją, į Fiderio pasaulio čempionatą. Taip, kad ačiū visiems už palaikymą, už nuoširdų bendravimą. Ir nuo kitos savaitės jau susitiksim tada visi Italijai. Laukite sekančios laidelės iš Italijos, Ostelato, kur 3 ar 4 jau kartą būsiu prie to kanalo, kur 1 kartą buvom 8 berods išplūdęs pasaulio čempionatui ir ar 14 ar 15, dabar nepamenu, buvom su Dugninės meškerės pasaulio čempionatui. Taip, kad vėl grįžtu atgal į Ostelato. Tik šį kartą grįžtu kaip sportininkas. Taip, kad iki susitikimo iš Italijos.